Sveiki, čia Andrius Pauliukevičius ir mano bicepso, tricepso ir brachialių treniruotė. Ir šį kartą tricepsą pradedu su rankų tiesimu su virve, tai yra nuo rankų tiesimo su virve. Ir čia darau super seriją, darau rankų tiesimą su virve už galvos ir iš karto tada apsisuku ir rankų tiesimą stovint į apačią. Ir pagrindinis momentas, kurį reikia sužiūrėti dirbant su virve, yra tai, kad galutinėme judesio taške, tai yra kai rankos ištiesiamos, jos ne tik, kad būtų ištiesiamos iki galo per alkūnes, nes tai yra visiškai saugu alkūnių sąnariams, nes tai nėra vertikalus krūvis, nėra tiesioginis krūvis alkūnės sąnariui, bet reikia taip pat išsukti delnus arba nuo savęs, jeigu darote stovint už galvos, arba į apačią, jeigu darote stovint rankų tiesimą į apačią su virve. Antras pratimas buvo rankų lenkimas su hanteliais, gulint ant suolelio. Taip gulint ant suolelio privalumas yra tas, kad neįmanoma sukurti inercijos ir neįmanoma siūbuoti korpusu. Išskyrus variantą, jeigu siūbuoti per peties sąnarį, bet jeigu alkūnę fiksuojate, neleidžiate alkūnę judėti atgal, tokiu būdu negalite užmetinėti svorio ir pratimas gaunasi labai koncentruotas ir labai švarus ir labai tikslus. Čia rankos tiesimas su vienu hanteliu už galvos ir šitą pratimą visas 4 serijas po, neatsimenu kiek pakartojimų, tai buvo 10, 12, galbūt 15 pakartojimų, turbūt 10-12 atlieku kiekvieną ranką, pradedu nuo kairės rankos, kadangi jinai yra silpnesnė, tada dešinė, vėl kairė dešinė, tai yra visiškai be poilsio. Nes tol, kol dirba viena ranka, kita tuo metu ilsisi ir to poilsio visiškai pakanka. Papildomai ilsėtis tarp serijų dirbant po vieną ranką, ar tai būtų bicepsas, ar tai būtų tricepsas, visiškai nereikia. Gerai, toliau vėl grįžtu prie to paties suoliuko ir dabar jau atlieku rankų lenkimą, bet matote, hantelius laikau kaip plaktuką ir tokiu būdu aš jau treniruoju ne bicepsą, šiek tiek dirba ir išorinė bicepso dalis, bet treniruoju brachialį, tai yra raumenį esantį po bicepsu, kuris, kuomet yra išvystytas, jisai padidina rankos apimtį išstumdamas bicepsą į išorę ir į viršų. Ir brachialis dirba būtent tada, kai hantelis arba štanga, būna speciali štanga tokia laikomas kaip plaktukas. Štangos spaudimas siauru paėmimu tai bazinis pratimas tricepsui, bet aš jo neatlikinėjau treniruotės pradžioje. Treniruotę paprastai pradedu nuo izoliacinių pratimų tam, kad alkūnės geriau apšiltų. Ir spaudimas siauru paėmimu nereiškia, kad ranka turi būti prie rankos, dėl to, kad tokiu būdu jau bus pertempiami riešo sąnariai. Ir siauras paėmimas reiškia paėmimas pečių plotyje, plačiau negu tai jau dirbtų labiau krūtinė, o pečių plotyje dirba tricepsas, siauriau paimti nereikia. Ir rankų lenkimas stovint dvigubame treniruoklyje, tai pratimas bicepso pikui, tai yra pačiai bicepso viršūniai ir, kaip matote, aš čia sulenkęs rankas dar sekundėlę užlaikau jas sulenktas, kadangi tuo metu yra maksimalus raumens susitraukimas, maksimali koncentracija ir tai yra, tuo momentu tai yra pats didžiausias krūvis raumenį, kurį atlikdamas tą pauzę viršuje dar šiek tiek pratęsiu, tokiu būdu tas intensyvumas pratimo dar labiau padidėja. Ir tada paskutinis pratimas yra prancūziškas spaudimas arba tas rankų tiesimas su štanga už galvos. Galima atlikti už galvos, galima atlikti nuo kaktos, tuos variantus aš irgi kaitalioju ir tą pratimą atlieku paskutinį savo treniruočių programoje arba jis keliauja į treniruotės galą dėl to, kad tai vienas pavojingiausių pratimų alkūnėms. Ir atliekant jį tada, kai jūs dar nesate pakankamai apšilę, yra labai didelė tikimybė alkūnės traumuoti. Todėl geriau neskubėti atlikti jį šiek tiek vėliau, kad ir mažesnių svorių. Ir tada dar papildomai pridedu, kai jau negaliu atlikti tiesimo, dar 10-12 pakartojimų spaudimo siauru paėmimu. Bet jau svoris nedidelis. Na ir tai bus viskas. Tai bus visa mano rankų treniruotė.